Rytą pradėsim dar su vienu Mersiuku. New York'e 24,5 tūkstančių. Už tiek pardaviau čia jau su visom išlaidom iki Klaipėdos. Tai yra parvežimas, aukciono mokesčiai, pakrovimas į konteinerį ir konteinerinis siuntimas. Va, tai visos išlaidos 24,5 tokia jo kaina. Ir pardavėm klientui turbūt per 10 minučių. Labai patinkantis modelis žmonėm yra šitas GLE 350. Čia labai neaiškus sprendimas, dėl ko taip užklijavo bako dangtelį. Bet ką, viskas kaip ir gražu toliau aplinkui. Automobilis pirktas iš sveikų automobilių aukciono, jau jūs puikiai žinote, ne, visą šitą reikalą. Kiekvieną dieną stengiuosi kažką nupirkti, jums pasiūlyti ir pasidalinti Telegramo grupėje. Taip pat viskuo dalinuosi visada Instagrame ir Facebook'e savo storiuose. O Telegramo grupėje dar jūs galite rasti kiekvieną dieną mūsų atrinktus variantus iš Insurance & Copart aukciono. Tai, ką mes siūlome įsigyti jum, kas mūsų akimis atrodo verta dėmesio ir mes tos mašiniukus atrenkame palei tai, ką perka lietuviai. Tai lietuviai perka va tokius automobilius ir mes dažniausiai siūlome jum įsigyti. Nurodome, kiek gali jisai kainuoti, palei tai, kiek paskutinius 3 mėnesius buvo pardavimo kaina ir aišku sužiūrime, kad dokumentai būtų geri, kad lokacija būtų normali ir kad pardavėjas, aišku, būtų draudimas. Čia kolegai, matau, nepavyksta užvesti niekaip mašinos, nemato rakto arba jisai nežino, kur pridėti tą raktelį, bet automobilis užsiveda, važiuoja, viskas su juo tvarkoja, netgi aikštelėje matau pastatytas tarp sveikų mašinų.